Pagal strateginio plano intervencinę priemonę labai smulkių ūkių plėtra, ES parama labai smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų pagamintų išaugintų valdoje perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą ir pateikimu rinkai. Paraišką galima teikti bet kurios sektoriaus labai smulkiam ūkiui – augalininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė. Parama labai smulkiam ūkiui skiriama, jeigu projekte numatytos išlaidos yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios. Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, išskyrus drėkinimo sistemas, kurioms naudojamas nelietaus vanduo. Nauji technologiniai įrengimai skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir arba perdirbti ir arba paruošti realizacijai. Nauja kompiuterinė ir programinė įranga susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu. Pastatų ir arba statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įskaitant šiltnamių statybą. Naujos statybinės medžiagos, įskaitant žemės ūkio sektoriaus reikalingų medžiagų įsigijimą. Infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir arba apdorojimu, ir arba perdirbimu ir paruošimu realizacijai. Daugiamečio augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai rangos būdu. Bendrosios išlaidos, atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų, veiklos ir arba projektų aprašų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą. Nei viena idėja nėra per maža. Turi sumanymų, net ir nedidelių, įgyvendinkime juos kartu.